Kaip išsisuksi? Sakysiu, kad ateisiu, bet paskutinę minutę susirgsiu ir neįsiu. Ne, Feli, į šventę reikia eiti. Ko man ten eit, Mija? Kad mano sesers klausinėtų, ką jos vakarėlį veikia drambliukas Vilis? Ne. Paskambink mamai ir pasakyk, kad rengsies kitą suknelę. Neskambink. Imk kalbėk. Alio? Labas, mama. Sveika, dukrelė, kas atsitiko? Nieko, mama, norėjau paklausti. Pasimatavau suknelę. Atrodau kaip mumija. Norėčiau paklausti, ar galiu rengtis kitą? Mieloji, ta suknelė tau puikiai tinka. Patikėk manim, aš suprantu apie madą. Juoda spalva tau labiausiai tinka. Žinoma, mieloji, žinoma. Nenoriu, kad svečiai apie tave kalbėtų taip pat kaip tavo bendraklasiai. Bendraklasės, mama, tik vienas tai pasakė. Dukrelė, leisk man tavimi pasirūpinti. Jeigu manai, kad trūksta akcento, galiu paskolinti perlų vėrinį. Ne, savo perlų vėrinį nusiųsk į senelių namus. Man jo nereikia. Dukrelė, reikia atsisveikinti. Atėjo pedikiūrininkė. Visą bučioju. Pasikark su savo perlų vėriniu. Felė. Ką, Felė? Noriu mirt, supranti? Atstokit. Eik ir paklausk Mičios patarimo. Prisimeni? Jis sakė, kad žino, kaip elgtis su tavo mama ir gidu. Kaip sugebi vienam sakiny paminėti 3 žmonės, kurių labiausiai nekenčiu? Iš kur toks talentas? Palauk, Felė. Vika teisi, pasikalbėk su Mičia. Pagalvok. Jis negali taip elgtis. Gali. Jeigu nenoriu likti 3 metams, turiu eiti, susirasti tą bobą ir paklaus, kodėl ji mane paliko. Hana, neliūdėk. Reikia jį kaip nors atramdyti. Nieko nepakeisi. Jeigu norės, lengvai mane išspirs. Su juo nepakovosi. Tau reikia gintis, Luchi. Ne, man niekad nesiseka. Darysiu kalėpį ir baigta. Gerai. Reikia tavo mamos biografijos? Puiku, sukursim ir baigta. Ne, aš irgi buvau taip sugalvojusi, bet jis sakė, kad patikrins visus duomenis. Taip nieko neišeis. Ką manai? Žinau, ką galima padaryti. Klausyk, greitai pasakysiu. Mes su Marisa nesam pora, supratai? Pamelavom. Mano tėvas sužinojo, kad buvau išvažiavęs koncertuoti. Teko pasakyti, kad lydėjau savo merginą. Jeigu prasitarsi, liežuvį nurausiu. Nebijok, iš manęs niekas nesužinos. Gerai. Vadinas, dar galiu tikėtis? Ne, nieko tu negali tikėtis. Šitas melas greitai įsipildys. Tik laiko reikia. Dar pažiūrėsim. Štai vardai tų 3 buvusių mokinių, kuriuos Andradė apskundė. Pagaliau atnešėt. Kas jūs treniruoja, vežlys? Norit pajuokaut, bet nepavyksta. Martinėsas posis. Kaip galėjau pamiršti? Kai kuriuos politikus geriau pamiršti. Nebūkit akiplėša. Kai ko nors prašau, atneškit nedelsiant. Supratot? Supratau, eikit. Mičia! Ką, mažutė infarktai man įvarysi, negazdink, būk gera. Klausyk, ką? Sakyk, kad žinai, kaip man apsiginti nuo mamos ir gido. Pagalvojai ir atsitokėjai? Nesišaipyk, nesišeisiu. Nesišaipau. Sėskis, mokinė. Manau, kad geriausias būdas apsiginti nuo mamos – eiti į tą šventę apsirengus taip, kaip tu nori, Felė. Aš nedrįstu. Pati apsirengti nedrįstu. Čia aš jau negaliu tau padėti. Turi išdrįsti, supranti? O dėl tos kitos temos, dėl gido Laseno, dėl storofobio, Gido Laseno, supranti, ką turi galvoj? Sugalvojau, kaip galėčiau tau padėti. Ar moki gražiai rašyti? Tai panašu, kad moki. Imk, rašyk, ką diktuosiu. Diktuok. Norėčiau išdrįst prie tavęs prieit ir pasakyt, ką jaučiu kas kart tave pamačiusi. Mičia. Ką? Kas čia? Pirmasis erotinis laiškas, kurį gaus gidas. Ką? Negi nesuprantat, kad vienas jų yra svarbaus deputato Martinėso Posio sūnus.
Na ir kas? Jis labai įtakingas žmogus. Mokykla gali turėti nemalonumų. Man nerūpi Donofai, mes suaugę žmonės. Negąsdinkit manęs. Parašiau pareiškimą kaip pilietis, ne kaip mokytojas. Ar suprantat, kad nusižengėt griežtam didžiausio mokyklos akcininko nurodymui? Koks man skirtumas, Donofai? Koks man skirtumas? Andrade, nepaliekit man kitos išeities. Teks pakelt ragelį, paskambint ponui Bustamantį ir viską pranešti. Skambinkit, ko laukit? Prašom, skambinkit. Feli ilgai negrįžta, tiesa? Apie ką jį kalba su Mičia? Nežinau. Labai smalsu, noriu sužinoti. Smalsu, tiesa? Palauk. Tikiuosi jau žinai, ką darysi su Marisa, nes jie ateina. Mija, atsiprašau, noriu pasikalbėti. Tai bent sutapimas, aš irgi noriu su tavim. Gerai, tu pradėk. Išeinu, kad ramiai pasikalbėtume. Kalbėsiu trumpai. Nenorime prarasti galimybės groti teatre vien todėl, kad tu pavydį ir pyksti ant Sabrinos. Aš ant Sabrinos nepykstu ir nepavydžiu. Nedainuosiu, nes manau, kad vaikinai su mumis nesiskaito. Ką turi galvoj? Jau sakiau, apie Džonį Gusmaną. Man atrodo, kad ne jis mūsų vadybininkas. Ir vėl, jau sakiau. Sabrina norėjo prieš Manuelį pasirodyti. Mūsų vadybininkas Džonis Gusmanas. Nežinau, nesu tikra. Gerai, žinau, ką daryti. Ką darai? Skambinu į agentūrą. Nutilk. Alio? Labadiena. Norėčiau pasikalbėti su Džonio Gusmano sekretore. Čia tu, sveika. Skambina Sony Music Argentina prezidento sekretorė. Mano bosas norėtų susitikti su Džoniu Gusmanu. Norėjau paklausti, kada. Ką? Džonis Gusmanas gyvena Anglijoje. Nieko negalėjau padaryti, ponė Bustamantė. Kad ir kaip spaudžiu Andradė, jis nesutiko atsiimti pranešimą. Net pasakiau, kad vienas vaikinas įtakingo deputato sūnus. Ką? Kokio deputato? Martinės Oposo? Jis man skambino. Ar žinot jį, pažįstat Martinės Aposį? Aišku, pažįstu, Martinės Aposis, mano aršiausias priešininkas. Jis visada balsuoja prieš mane. O, taip. Vadinas Martinės Oposio sūnus sumušė vaikiną vien dėl to, kad jis gėjus. Taip. Žinot, ką darysim, Donofai? Žinau. Surašysim Andradį labai griežtą atleidimą iš darbo raštą, kad jo čia ne kvapo neliktų. Priešingai. Mes kaip švietimo įstaiga palaikysim šitą pareiškimą. Tai bent dovanėlė, Donofai. Pone Bustamantė, jūs sakėt, kad šiuo atveju mokykla visai nerūpi. Čia ne mokyklos reikalas, Donofai. Čia politika. O politikoje reikia mokėti pasinaudoti progą. Užeikit. Atsiprašau, atėjau pakalbėti dėl Andradės. Užeik, Pablai. Tėveli, ką čia veiki? Kalbėjau su Donofu. Po Andradės seminaro gerai pagalvojau ir supratau, kad jis teisus. Ką turi galvoj? Mokykla parems Andradės pareiškimą. Tikrai? Taip. Kaip tik su Donofu kalbėjom. Tiesa, Donofai? Taip. Ačiū, tėvelė, ačiū. Nedėkok. Elgiuos taip, kaip man atrodo teisinga. Matai, mes netokie skirtingi, kaip tau kartais atrodo. Gal ir taip. Einu pranešti Oktavijui. Palauk. Norėčiau pats jam pranešti. Per seminarą šiek tiek šiurkščiai nemaloniai, gal net nemandagiai su juo elgiausi. Norėčiau atsiprašyti. Gerai? Žinoma, ačiū. Ačiū dar kartą. Man labai patiko, ką pasakei mokykloj.